Tai sveiki, su jumis sveikinasi jau antroji sportuojančių studentų tinklalaidė, kurią pavadinome sportuojančių studentų namais. Šnekiname sportuojančius studentus, sportininkus ir besimokančius apie įvairias temas, kaip jums seksis studijai pakalbėsim, moksluose, studijose, taip pat kaip jums sekėsi sportą, turėjote čempionatų. Tai šiandieną pas mus svečiuose yra Jogailė Aglinskytė, labutis. Labdienas. Ir Emilija Tomaševičiūtė. Sveiki. Labai malonu, kad jūs savo tokiam labai įtemptam grafikė atradote laiko, tai labai ačiū, kad atvykot. Žinau, kad tai yra jūsų pirmasis kažkoks tai podcastas. Jau. Tai žinokit, kad kuo mažiau įtampėlės, kuo labiau nusimsim, kuo daugiau pajuokausim, to bus pačioms smagiau pasišnekėti ir visiems klausytojams ir žiūrovams paklausyti. Tai pradėsiu dar nuo jūsų pristatymo. Tai apie Jogailę žinau, kad tu esi dailiojo čiuožimo atstovė. Kurios būtent iš tų atšakų dailiojo čiuožimo atstovėsi? Pavienių moterų. Pavienių moterų. Liūdnai taip skamba. Tai žinau, kad tu esi Lietuvos čempionė ir taip pat mačiau, kad 24 metais iš Lietuvos čiuožimo federacijos gavai nominaciją apie metų sugrįžimą. Jo. Tai tokia sveika sugrįžus. Ja, Vėliau tavęs dar paklausinėsim apie tai, kodėl buvai kažkur dingus, išėjus ir kaip tau sekėsi grįžti. Ir kita pašnekovė Emilija, tai esi orientavimosi sporto atstovė. Taip. Bet taip pat žinau, netgi esu užsirašęs, kad tu toks šiek tiek kaip žmogus orkestras, ne vien tik tai vienoje sporto šakoje esi apsistojus, ar ne? Taip. Nuo šio sezono ir slidinėjimo rinktinėje esu. Lygumų slidinėjimo. Lygumų slidinėjimo ir orientavimosi sporto. Taip. Geras. Tai yra dvi atskiros sporto šakos? Taip, visiškai. Ir per abi jas varai? Jo, šį sezoną tai taip, per abi dvi. O kodėl tai pasirinkai? Per mažai vienos buvo? Jos labai ir panašios to pačiu, bet norėjusi truputėlį ir iššūkių. Supratau. Ir esi taip pat Lietuvos čempionė orientavimosi sporte? Taip, orientavimo sporto slidėmis praeitą sezoną. Aha, o lygumų slidinėjimo? Lygumų slidinėjimo dar čempionė nesu, bet greit bus. Jo. Jep, valio. Tai va. Reikia drąsiai. Aišku, labai patinka toks požiūris. Tai jūs esate ką tik grįžę iš Italijos. Ir tenai vyko žiemos universiada. Kaip jums sekės? Gerai sekės. Aš tai šiaip visą džiaugiuosi savo pasirodymu. Buvo, aišku, pirmas kartas dalyvaujant tokiose varžybose, kur daug ten tų sporto šakų ir daug šalių. Tai ir buvo to streso, ten kamerų, visko. Tai man čia nauja buvo visiškai, nes orientavimo sportą slidėmis ten, toks būna ten transliacijų, bet realiai tai ten toks biškai kaip... Pamirštas, ar ne toksai? Tu daug nežinėra, kad labai populiarus sportas, Jo. tai čia truputėlį nauja ir buvo labai smagu, tai šiaip džiaugiuosi, aišku, praradau tų sekundžių šiandien keliose vietose, klaidų pridariau, bet džiaugiuosi šiaip savo pasirodymu. Jėga. Ir Jogailė buvo, bet aš tik šiandieną sužinojau, kad jūs vykot kartu į bendrą universiadą, bet buvot toj pačioj šaly, skirtingose regionuose, ar ne? Taip. Tai jinai vyko per visą Italiją, ta žiemos universiada vyksta. Jo, tenais man rodos per daug tų miestelių, visokių regionų. Geras, tai tu buvai kitam regione? Taip, aš buvau. Kaip tau sekėsi? Manau, pirma dalis gerai, antra dalis galėjo būti tikrai geriau. O gerai, kaip tavo dalis skirstosi? Ten, kaip pas mus yra dvi programos, trumpoji ir ilgoji. Aha. Tai trumpoji programa, buvo gerai, tam praėjau ir į finalą, nes, reikėjo ten, kad į 24 būti, kad praeiti finalą. Aha. Tai kelintą buvai? Aš buvau 10, ar tai 11? Wow. Kažkas to, dabar nebeatsimenu tiksliai, bet prie to. Tai jo, tai manau, savo pirmų pasirodymų tikrai esu laiminga ir patenkinta. Aišku, ten galima buvo, kad geriau ten tai visada manau, jo galima. Taip. Jo, bet, antra programa, tai iš tikrųjų, kaip jau ir buvau minėjęs, ten anksčiau, kai ten kažkas klausdavo, kad ir nesitikėjau, kad bus labai labai gerai iš tikrųjų, bet ir nebuvo gerai.
Tai jo, nesu patenkinta jo, bet yra kaip yra. O kaip šiaip pati išvyka? Aišku, mes visą laiką sportininkai esam linkę viską matuoti tik pagal tą užimtą vietą, pagal rezultatą kažkokį pasiektą, bet šiaip kaip pati jums universiada, tai yra toks, big deal visai įvykis. Pirmas kartas abiems buvo universiadoj. Man taip. Man irgi. Ir tau. Tai kaip šiaip vertinat, ar patiko, ar kartotumėt? Kartočiau. Ja, aš irgi norėčiau pakartoti. Kaip pati ta organizacija, tai ten viskas vyksta per skirtingą, ar pavyko pastebėti, ar kitas sporto šakas, tarkim, ar kažkokio laisvalaikio turėtų, ar šalies pamatyti netgi. Pavyko? Mes gyvenom... Orientavimas sportą turbūt labai pavyksta pamatyti, miškų, gamtos. Jo, bet realiai tiek ir pamatom, ten miestelių, ten mažiau, bet pavyko pamatyti ir biatlono, ir slidinėjimo rungčių. Tai tas smagu buvo. Gaila, kad nepamačiau Jogailis, nes mes toliau buvom gerokai. Ja, O kaip dailio čiuožimo sporte pavyksta kažkur ištrūkti iš ledo arenų? Kaip iš ledo arenos pavyko ištrūkti, bet ten daugiau tiesiog į senamiestį ir ten tarp treniruočių ir panašiai. Aš irgi, kai turėjau laisvesnę dieną, ten galvojau, dar iki Bardanėkės nuvažiuoti, gal pasižiūrėti savų, bet taip ir kažkaip, vis tiek ten reikėtų visos dienos, ten kai su treniruotėm, su viskom, tai taip ir nelabai jo daugiau. Tai, kas pas mus greitas iščiuožimas, tenais irgi buvo kažkur šalia, net nežinau, ar toj pačioj, ar jie ten gal anksčiau, bet man kitų šakų nepavyko pasižiūrėti, tai tas truputį liūdna buvo dėl to, bet jo, tai daugiau tiesiog senamiesčio. Jo, čia visai liūdna, kai taip išbarsto, nes tu negali tokios, kaip pasakyti, bendruomenės, ten vieni dailųjį čiuožimą, jeigu galėtų atvykti visą vos ne delegaciją, palaikyti vieni pas kitus, tai dar ir su to palaikymu svetur turbūt būtų netoksai. Aišku, orientavimas į sportą turbūt gal sunku su palaikymu, nesegios iš paskos ten po miškus ar po kažkur, bet dailiajam čiuožime tai būtų turbūt labai. Bet... Kiek žinau, Emilija, ar ne, tu iš karto prieš Italiją, tu vakar grįžai iš U23 slidinėjimo čempionato Italijoje? Taip. Tai irgi buvo Italijoje, tai iš karto po universiados tu važiavai? Ne, dar iš karto ten nevažiavau, buvo, kad grįžau, pastovyklavau biškį Estijoje ir po to iš Estijos tiesiai į Italiją, į tą čempionatą U23. Iš Italijos į Estiją ir atgal į Italiją. Į tą patį regioną gal dar? Ne, į kitą regioną. O kodėl Estijoje reikia treniruotis? Nes Lietuvoje sniego nėra. Jo, Estijoje yra sniego? Buvo sniego, jo. Tai. Bet jau čia Italijoje, jeigu būtum likus, tai dar daugiau būtum radus. Taip. Bet o pas jūs tam orientavimo sportą, pavyzdžiui, išvyksti į tokią labiau kalnuotą vietovę, tai skiriasi, truputį, Estijoje irgi pasitreniruoti labiau gal ten lygumos vis tiek. Yra priklausomai nuo vietovės kalnų, bet Italijoje tai jo, tikrai skirtumas pasijautė, ypač, pavyzdžiui, mūsų universiadai. Varžybų centras buvo gal virš 1,5 kilometro, 1,600 tai jau išstartuoju ir jauti, kad reikia, deguonies trūksta. Bet čia, kaip pasakyti, būtų turbūt lengviau aukštikalnėse treniruotis. Estijoje. Taip. Tai būtų jo lengviau. Bet ir šiaip vietovės skiriasi, tarkim, iš orientavimosi pusės irgi skiriasi. Nes ten, Italijoje buvo kitas atvejis, nes sniego šiaip nebuvo, tai trasos nebuvo labai sudėtingos, bet kiekviena vietovė skiriasi pagal orientavimosi ten. Šiaip įdomus sportas, aš dabar taip bandau galvoti, nesu susidūrus per daug su žiemos sportais, apart to, kad yra sniego tinklinis, nežinau, ar tokį žinot? Aš netgi turiu titulą Lietuvos čempionės, taip jis vyksta ant sniego ir yra 3-3 ir mes žaidžiam su futbolo bateliais, tam, kad tas gripas būtų, bet dažniausiai, tas sportas yra sugalvotas taip, kad vyktų kalnuose, tai irgi kažkur aukštai, kur tu gali būti trumpomis rankovėmis ir žaisti, bet man yra tekę žaisti ir Maskvoje prie -19, tai tenai tu rengiesi 3 sluoksnius. Tai žodžiu, aš tiek esu turbūt su žiemos sportu. Tai nelabai daug žinau apie jūsų sportus, tai aš net įsivaizduodama, kad galbūt kažką galiu, gal kartais taip ir durnai paklausti, bet visai įdomu ir galbūt kas nors mąsto taip kaip aš, tai įdomu, jeigu jūs atsakysit. Pavyzdžiui, aš suprantu, kad orientavimosi sporte tu kažkokį turi maršrutą, turi kažkokias užduotis, jas renki, bet lygumų slidinėjimą aš įsivaizduoju taip pat, kad tu turi kažkokią trasą ir ją keliauji, tik tiek, kad tau ieškoti užduočių nereikia.
Nu, ten tokios ne kaip užduotis, bet iš esmės prieš startą, lygiai taip pat kaip lygumų slidinėjime, tiesiog išstartuoji ir kažkokią trasą įveiki, tai ten tiesiog gauni žemėlapį. Nežinai trasos iš karto. Nežinai trasos iš karto, jo. Ir gauni žemėlapį, ir kuriame yra sužymėti tam tikri punktai, kuriuos turi atitinkamą tvarką, kuo greičiau atsižymėti. Ai, tu turi eilės tvarką, ar ne? Taip. Tai realiai tom skiriasi, bet tavo ten apranga tokia pat, ne? Apranga. Slidės. Jo, slidės tas pat, yra keletas ten tokių inventoriaus kitokių dalykų, nu, pavyzdžiui, kur žemėlapis įkiš dar viską tokių skirtumų. Bet šiaip tai... Panašu. Ir dar taip aš dabar taip galvoju, kad iki biatlono tau tik šaudyti reiktų išmokti ir dar ten galėtum, ar ne? Nu jo, bet šaudyti sunku ir tai, nu... Bet ar bandėjai? Esu bandėjus, jo, nes... Sunku? Nu ir ką veikti, ypač jeigu pulsas 200. Nu jo, nes atrodo, kad, nu kaip pasakyti, slys čiuošti yra sunkiau negu šaudyti. Bet turbūt, kai darai ir tą, ten susidara. Taip. Ir lygiai taip pat turiu klausimą apie dailų čiuožimą, nes kai sužinojau, kad būsiu pašnekovė, tai man atrodo dailusis čiuožimas. Ai, nu tai, okei, nu tai vat, dabar aš gal man varžybos, kai yra vienetai, tada turiu vat, kažkokį vaikiną partnerį, su kuriuo einu į veidus ir man sako, ne, čia tu pasirenki vieną. Tai kodėl taip yra? Vat, jinai gali dar šaudyti, išmokti, varyti per 3, o tu turi būti išsirinkus vieną. Na, aš manau, čia daugiausiai dėl to, kad jie atrodo, kad čia beveik tas pats. Taip, iš šono ar tu vienas, ar tu ten su kažkuom, bet yra visiškai skirtingai ten kaip visas, daugiau 3, ar ne, ten pavieniai poros ir šokiai. Tai kur pavieniai, tu ten pats atlikinėjai elementus, ten visus ten iššuolį ir suktukai ir panašiai. Šokiuose tenais daugiau tik slidimo ir suktukai ir tie kaip pakelimai, tenai šuolių pas juos nėra. Bet, čia apie poros dabar. Apie šokius. Nu, kaip tenais poroje čiuožia, bet vadinasi šokiai. Supratau. O poros jau porininkai, jau ten yra kur su šuoliais. Tai arba šoka, arba šokinėja. Panašiai. Tenais irgi šoka ir šokinėja, tai ten, kur poros, ten daugiau viskas viename, tu ten dviese ir šokinėjai, ir sukiesi, ir ten tos iškelimus visus darai. Manau, kad turbūt sudėtingiausias, kaip variantas čiuožimo, bent jau pagal mane. O kodėl pasirinkai pavienių moterų, pavyzdžiui? Pas mus Lietuvoje nėra berniukų, kurie čiuožia, tai manau tas pirmas, bet apskritai tiesiog, manau, dauguma čiuožėjų pradeda nuo pavienių ir paskui, jeigu ten, tarkim, nepasiseka, kažkas ar nesiseka, ar ten dėl traumų, ar kažkas pereina į kitą, kaip discipliną, galima sakyti. O aš, nežinau, tiesiog pradėjau vieną, užkabino ir taip ir čiuožiau ir daugiau, partnerio nebuvo, ten nieko taip nesiūlė, nieko. Ir pati nenorėjau, nežinau, aš daugiau taip, man ramiau iš tikrųjų pavojingesnis, gerokai traumų atžvilgiu atrodo tas poroj, ar ne? Taip, įsakau, ypač poriniam čiuožime, ten, kur mėto ir panašiai, tai man tenais tai iš vis nenorėčiau. Kai vyko tas Europos čempionatas, čia pernai, Žalgirio arenoje. Tai aš, žodžiu, ten visai fainai papuoliau, gavau bilietus tokiose gerose vietose ir irgi buvo porinis tas, bet ten, kur tikrai labai daug mėtė. Ir aš tik tai noriu nufilmuoti ir kai tik ištraukiu telefoną filmuoti, taip įvyksta kažkoks nukritimas ir jis toks skaudus ant ledo atrodo. Tarsime, wow. Ir vienas buvo toks, kur ta mergina po kurio laiko tik atsikėlė, kur ne iš karto. Ir jis ant veido prisiplojo ir toj vietoj matęs kraujo. Ta prasme, man buvo tai baisu, bet jas partneris ją pakėlė. Ir jie pabaigė tą savo programą, bet ta prasme, visi ten, aišku, atsistojo, plojo, ta prasme, didžiulis palaikymas, tas labai faina. Bet ją ten, ta prasme, išvedė, ištempė iš to ledo, tai man toks, nežinau, aš galvoju, labai pavojinga. Ant sniego nukrist, ant smėlio nukrist, kažkur ant salės paprasčiausiai. Jo, tenais jau, jeigu reikia mokėti krist, jeigu krenti, tam vis tiek, aišku. Kaip mokėti krist? Slyst kažkaip? Ne, tu tiesiog jau tu, kai, pavyzdžiui, šuolio metu, aš jau jaučiu, kada aš krisiu, tai aš žinau ten, kur man ranką padėti, ar ten kaip pasisukti, ar ten... ant minkštesnių dalių. Jo, kad ant veido, kad prisilaikyti su ranka, ar ten kojų kažkur užkišti. Tas toks vis tiek jau tai įgauni, bet jo, man asmeniškai aš porinio niekada ir nenorėčiau bandyti.
ties šokiais, tai, na, ten vėl irgi labai sudėtinga, kai tu su kitu žmogum turi, na, kaip viską ten, kad susijęti, kad kartu ten vienodai, ten jausti vienam kitam. Jo, ten jausti, kad ir muzika jūs ten vienodai ir panašiai. Nu, aš sakau, aš pati ten nesuprantu apie tai. Tu ten dažniausiai ir susitokia po to tie partneriai, ne? Šiaip iš praktikos. Nelabai. Ne? Man vis atrodo, nu, tipo, kad jie tikrai turėtų būti vyras ir žmona, jie tiek visko kartu daro. Atrodo, taip, bet netiek ir daug jau tų. Geras. Tai dar va tuo pačiu, kad prakalbam apie tas traumas. Kas buvo nutikę? Kodėl tą metų sugrįžimą 24-aisiais gavai tą nominaciją? Kur buvai dingus? Na, aš tiesą sakant, nežinau, ar tą 24-aisiais gavau ten grinai dėl tos traumas. Nu, man buvo, jau čia seniau, man buvo lūžus koja gal prieš kokius 3 metus. Kritimo metu? 4. Jo, nu, kritau, bet ten kaip ne nuo šuolio, aš jau šuolį išvažiavus buvau ir tada po šuolio jau tenais tiesiog pastačiau koją, na taip ir ant jos atsisėdau, bet tai va tada buvo lūžis, bet po jo aš ten, nu, gan greitai aš pusmetį praleidau, paskui to pačio sezono tik antroji pusė, nu, kaip ir vėl grįžau, vėl dalyvau varžybose, tam buvau ir jaunimo pasaulio čempionate, tai kaip ir viskas normaliai, bet paskui tiesiog jau kai kiti sezonai prasidėjo, aš kadangi buvau 11-12 klasiai, tai, na, norėjau, kad daugiau ir į mokslą susikaupti ir man buvo kaip su nugara problemos, tai negalėjau pilnai čiuožti dėl to. Tai užtat aš ten tai po pusę sezono pradalyvau varžybose, tada į mokyklą, vėl pusę sezono pradalyvau, vėl 12 klasė egzaminai, vėl nečiačiau pusę metų. Tai va dabar, kai jau pasibaigė mokyklą, aš sakiau egzaminus. Tai galima sakyti, kai vėl grįžau, kad jau pilnai, na, kaip pilnom jėgom pradėti vėl ir, na, kol kas, manau, pavyksta. Ir šiaip aš įsivaizduoju, kad universitete turbūt bus lengviau suderinti sportą su mokslais, negu kad tą daryti mokykloje, ar ne? Tai tu pirmą kursę šiaip esi, jo? Jo. O tu, Emilija? Aš 4 kursą. 4 kursą. Nu, bet abi taip jaunai šiaip atrodot. Na, ačiū. Labai. Tai norėčiau paklausti jūsų ir apie mokslus. Viena iš jūsų mokosi, tu mokaisi VU, Vilniaus universitete, o tu mokaisi Vytauto Didžiojo universitete, ar ne? Šiaip visai būtų įdomu palyginti, bet tas palyginimas, aišku, sunkus, kai esi mokęsis tik vienam universitete, nu, va, dar ypač jeigu pirmam kurse, bet kaip va sekasi derinti sportą ir mokslus? Pavyzdžiui, dabar kiek laiko nebuvo universitete per šitas varžybų tokias laikotarpis? Aš tai neilgai, nu man tik prasidėjo, vasario mėnesį prasidėjo 2 semestras. Ai, teisingai, buvo dabar. Jo, prieš tą buvo sesija. Man ten beveik 1,5 mėnesio atostogos. Aha. Po sesijos pirmos, tai dabar, nu, aš buvau, šiandien buvau universitete, vakar buvau. Wow, 2 dienas iš eilės jau. Tai nėra taip, kad aš dabar neinu, na, aš tiesiog, kad kodėl aš ir nusprendžiau studijuoti Kaune, tai dėl to, kad aš čiuožiu Kaune, tai kad galėčiau dar nuvažiuoti iš Vilniaus. Iš Vilniaus, turim antrą pašnekovę, studentę, atkraustytą į Kauną, valio. Tai taip, manau, dar visai pavyksta. Tiesiog, kad jau, na, nepavyksta eiti į universitetą, kai jau varžybos tas prasideda, ar ten stovyklos kokios. O kur šiaip čiuoži Kaune, nes aš dabar mačiau, kad iš Girstučio tenai jau nebeliko ledo, ar ne? Ne, prie Girstučio yra ta ledo rūmai ten naujieji. Ledo rūmai? Jo. Aha. Bet iš kažko jau padarė multifunkcinį tokį centrą. Jo, ten iš senos, kur buvo. Ai, Neatsimenu. Iš senosios ledo arenos padarė. Jo, iš senosios tenais padarė ir jos jau nebeliko. Tai mes anksčiau ten čiuoždavome, dabar persikraustėme. Tai dabar Kaune yra likusi viena tokia kaip ir ledo arena, ne? Normali, taip. O yra nenormaliau dar, ne? Nu, ten, nu nežinau net Kaune. Jo, Kaune tai turbūt ir nėra. Vilniuje yra ten kelios, bet tenais, nu, nelabai ten išeina. Kaune yra geresnės sąlygos, ne, šiuo metu? Na, jo, čia ir sporto mokykla tiesiog, kadangi yra, tai, nu, gaunam kaip ir nebrangiai tas ledas tenais, čia gaunasi. Jo. Bet tau pačiai tenka mokėti? Dabar tai turbūt, nemanau, ten kažkaip su Lietuvos čempionatu priklauso, kaip tenais, jo. Tai aš dabar tiksliai nežinau, nenoriu ten prišnekėti nieko. Norėtume, kad nekainuotų jo gailiai ledas. Tikrai. O šiaip tai liūdna, jeigu reikia mokėti profesionaliems sportininkams. Jeigu Vilniuje, kai Vilniuje, nu aš, kai būdavau jauna, kol Vilniuje būdavau mokykloje ir tenais aš čiuoždavau vakarais.
Tai tenais jo kiekvieną dieną mokėdavom patys už ledą ir tenais, nu ir dabar... Ir jau buvai Lietuvos čempionė tuo metu? Kad ir amžiaus grupiai, tarkim. Na, aš tenais labai žemoj, tenais dar jaunučių, gal tenais kaip buvo. Tai... Jo, man rodos, aš tada dar būdavo treniruodavus Vilniui. Nu, bet apskritai, jeigu, nu, nes tenais, kadangi kaip ten, tas privatus ledas ir, nu, ten nemanau. Jo, kai jis nėra viešam sektoriui, tai turbūt. Jo, o ką mokaisi tu? Marketingą. Marketingą. Ar patinka studijos? Kol kas nepasakyčiau labai, kad įdomios, tiesą sakant, bet tikiuosi įdomesnės tavs. O gal tau pati marketingo tema nėra iki galo įdomi, ar ne? Kodėl pasirinkai ją? Aš pasirinkau, nes nelabai turėjau ką kitką. Nu, pradžiai mane domino, norėjau su biomedicina kažką imtis, vat, kai buvau ten į 11, kai jau. Tai aš tam pasiėmiau ir chemiją, ir biologiją. Galvojai kažkur gal link sporto sukti toliau? Ne link sporto, nu aš tiesiog biomedicina, bet ne su sportu nieko. Dėl to tai užžinojau marketingą? Jo, ir paskui aš, kai nebespėjau su čiuožimu ten nei mokytis, nei biologijos, nei chemijos, nieko, visus išsimečiau, egzaminus išlaikiau ten tik tais 3 pagrindinius, nes jau, nu, sakau, nei jėgų, nei laiko nebeturėjau. Tai tada žiūrėjau, kas čia iš tų tokių paprastesnių, kas užkabino. Ir, nu, tai va, tai apie marketingą taip kažkaip pasiskaičiau, pasižiūrėjau, nu, visai įdomu. Na, šiaip visai plati sfera tokia yra. Jo, ir tokia, na, kaip einama, ypač šiuo metu. Tai jo. Bet nedirbi dar, ne, nieko? Ne. Nu, aš treniruoju tik tais ten Vilniui vaikus. Ok. Tai važinėjai į Vilnių treniruot? Savaitgaliais. Eik, savo. Nu, va, tokia, va, sportininkų gyvenimas. Bet šiaip tu dar norėjau pasakyti, kad pirmam kursą dar gali ir nepilnai atsiskleisti tau tos studijos. Kiekvienais metais pasikeičia tos disciplinos dalykai, gali dar patapti ir įdomu, gali to požiūris pakeisti, bet net jeigu ir pabaigsi ir tau nebus įdomu, tai esi tokia jauna, kad dar spėsi, dar 3 bakalaurus, easy, dar ir sugalvoti spėsi, kas įdomu. O ką tu, Emilija, mokais? Aš studijuoju mediciną. Jo, tai nėra lengva suderinti. Norėjau pasakyti, kad čia tokias, kaip pasakyti, ne tai, kad lyginta studijas, bet medicina visada skamba sudėtingiau. Ir... Nu, toks full-time job, visai pasakyčiau, kad yra. Tai... Bet tu tokia, kas tu būsi, kai pabaigsi studijas? Tokią specialybę turės? Dabar dar kol kas bendra ir po to jau reikės... Aš galvoju, kad medicina yra tik tai sveikatos mokslų universitete, ne? Ne. Galima ir Vilniaus universitete. Taip. Tai gerai, o ką tu mokais va dabar, bet kokias dalykus turi? Nu, tai dabar atostogos man, bet turėsiu ir ten širdies ligas, traumatologiją. O kiek metų, gal trumpiau nei tam sveikatos mokslo? 6 metus, man atrodo. Tas pats. Jo. Ir po to ten rezidentūra. 10 metų žodžių studijos. Nu jo, kartais ir daugiau. Tai galvojau, kai pasisakei, kad tu 1 kursą, tu 4 kursą, o galvoju, čia tau jau nedaug likę, gal kokį baigiamąjį darbą rašai, bet turbūt dar nerašai, ne? Ne, dar nerašau. Nu, bet jėga suderint sportą ir medicinos studijas, o dievai. O kodėl išsirinkai tokį? Nu, norėjau. Noriu tapti, jo, man labai įdomu ir aš noriu būti gydytoja, noriu. O nebandysi to medicinos studijų kažkaip su sportu sieti, ne? Dar nežinau, kur gyvenimas nuves, bet šiaip norėčiau gal labiau vaikų gydytoja būti, tai geras. Nežinau, ar tai siejasi su sportu, bet... Visada gali jiems parekomenduoti kažką, kad būtų sveiki. Bet sportas visą laiką bus mano gyvenimo dalis, tai gal o iki kelių metų yra jūsų... karjeros, nežinau kaip pasakyti, iki kelių metų jūsų sporto šakoje būna profesionalus atstovai, pavyzdžiui, kokių vyresnių žinot gal, kas dar taip on fire varytų, va, ir čempose dalyvautų, ir dar kažkur? Iš mano sporto, tai, nu, pas mus šiaip dažniausiai gan jauni pabaigia. Dėl traumų? Ar dar visko, nu, ypač kur pavienios šokiuose, tai ten, kur nereikia šokinėti, tai tenais iki gan ilgai čiuožia, tenais ir 30, ir virš 30, bet kur ten pavieniai ypač, tai, na nežinau, gal vyrai ir daugiau, bet moteris tai dažniausiai, nu kiek, iki 24 gal dažniausiai, kitos ten iš vis 20 pabaigia. Nu, taip labai priklauso, kokiu krūviu ten treniruojasi ir panašiai, nes jo ten visas traumas ir panašiai. Ir turbūt, nežinau, jau ir gyventi pradeda žmonės kiti. Na, nu taip. Šiaip daugiau ne tik sportu, nes, na vis tiek, jeigu sportuoji, tai turėjau viską atiduoti tam sportui. O gali pragyventi iš to?
Lietuvoje sportuojant, tarkim? Lietuvoje abejoju, kad galėčiau. Nes aš taip kažkaip galvoju, kad turbūt va, tas pragyvenimas, tai galbūt kažkokias ten vos ne šou dalyvauti, ar ne? Nu, tipo, iš tos pusės taip, turbūt išeitų lengviau. Variantas, jo, bet ir tai, nu, čia... Vis tiek, va, treniruotai, nu, turbūt, nu, kažkaip kad treniruoti taip, bet, nu, vis tiek tu jau treniruosi, jau kai baigęs sporto karjerą, tada gali eiti jau pilnai ten treniruoti, tada jau... Arba savaitgaliais gali. Na, taip, bet gali, aišku, bet jau taip sudėtingiau tada kažką, nu, kaip normaliai, kad užsidirbt pragyvenimui. O taip, tai va, tai, bet kiek esu dabar iš, na, vad neseniai, tai turbūt seniausia, žinau, buvo 29 ar 28. Kaip žiūri, skamba seniausia. Bet čia pas mūsų sporte, nu, bet pavienėse moterų, tai, na, tikrai yra pagarba, kad jinai tenais, nu... Aš tai dar taip, man 31,5, aš dar jaučiuos, kad galėčiau. Suktukus ant ledo. Buvo easy. Nežinau, kaip jie baigtųsi, bet... O pas tave sportai iki kelių metų? Nu, pas mus labai tas platus amžiaus cenzas, pas mus netgi vyriausias orientacininkas gal 95 yra. Bet, nu, nėra jau galbūt profesionalus sportininkas, bet pas mus, kadangi yra ne tik fizinė gebėjimai, bet ir techniniai. Tiesiog 95 ir dar gerai orientuojas, tai... Nu, bet aš tada fiziniai gebėjimai nelabai, bet šiaip profesionalus, tai gali būti ir iki 40 ar kažkas tokio. Nu, Geras. Nes jeigu turi gerus orientavimus į gebėjimus, tai kartais laimi prieš tuos ir dažnai laimi prieš tuos, kurie tiesiog fizinius turi. Pas jūs yra toksai, kaip stalo žaidimuose būna, rimsi ten per taktiką, kad pakenkt kitam, ar kad pats eitum, nu, tipo, ne, irgi gali būti kažkokių, tu gali kažkaip bandyti paklaidinti varžovą, nežinau, būna, kad sekioja. Nu, tipo, gali eiti per fiziškumą arba per gudrumą. Taip, ne, gali eiti. Na, jeigu labai gerai orientuojas, tai gali gal lėčiau varyti. Taip. Ir tada viską susirinkti, galbūt greičiau. Geras, kuriuo tu būdu, varai? Aš dažniausiai bėgu ir paskui žiūriu žemėlapį. Ne, nu tai nelabai man padeda. Bet jūs matot savo varžovus, pavyzdžiui, matai, kur vienas bėga? Mes asmeninį turim, tai labai retai. Jie skiriasi? Jūsų ta, ką jūs gaunat, skiriasi? Nuo skirtingų taškų prasideda ar kažkaip? Ne, tai vienoda trasa su savo bendraamžiais, bet mes startuojam individualių startų visą laiką beveik. Bet jeigu prisivėji, tai tada matai savo varžovą, gali ten bėgti paskui, bet... Nu, bet geriau aplenk. Bet geriau, jo, pačiam varyti ir viskas. Ok. Šiaip įdomu, kas jūs atvedė į žiemos sportą gyvenant Lietuvoje? Supračiau, gyventume ten kur nors neguotoj vietovėje, kokiuose kalnuose, Alpėse ar kažkur. Bet dabar taip įdomu, kodėl vat esat ne krepšininkės, ne rankininkės, ne tinklininkės, ne lengvaatletės. Kaip atsidūrėt savo sportuose? Nu, mane tai atvedė šeima, nes mano seneliai užsiema iš to sportų ir mano tėvai užsiema iš to sportų. Tai nuo pat mažumės tik pradėjau vaikščioti, jau turėjau žemėlapį rankose ir jau, žodžiu, bet tu ir šiaip, ne, kur nors, pavyzdžiui, paklaidinta, tai jau sudėtingiau būtų, gerai orientuojas, ne? Nu, tikiuosi, kad sunkiau būtų daug laiko su žemėlapiuose praleidus. Nu, jo. Nes aš pavyzdžiui, ta, kur Akropolį, kur įeina į parduotuvę ir išeinu ir einu į tą pačią pusę, iš kur atėjau, nes man kažkaip tai va, jau apsisuka. Nu, tai jo, tai... Tai tave šeima atvedė, ne? Jo. Kelių metų pradėjai? Nu, tai va, sakau, labai sunku pasakyti, orientavimuose patį sportą tai nuo pat mažumės, o slidinėjimą truputėlį vėliau, gal nuo 9. Tai tu pradžioj be slidžių orientavimuose sportą? Jo. Tada su slidėm orientavimuose sportą ir dabar dar lygumų slidinėjimas. Jo. Ir dar biatlons kažkada pareisi. Gerai, juokauju tik. O tu kaip atsidūrei žiemos sporte? Mane tai, irgi kaip galima sakyti šeima, bet tik tais ne taip, kad ten visi sportavo tą patį, bet nežinau, tiesiog kai buvau maža tenais su tėvais Akropolio lede, naidom pasičiuošti, tai mama sugalvoja, gal nuvesi, kad išmoktum ten nukristi, atsistoti ten. O kelių metų tave atvedė? Aš tai pradėjau, kiek atsimenu, nuo 6, bet turbūt ten su tėvais 5 tenais, bet pradėjau, kaip normaliai, taip normaliai sportuoti, tai nuo 6. Tai jo, tai tiesiog nuvedė pas vieną trenerę, tenais, kad tuos tokius pagrindinius išmokti. Ir tada ten jos bendradarbė buvo, kad irgi buvo, sportavo dailų čiuožimą ir pažinojo mano dabartinį trenerį. Ir
pasiūlė, kad, galva, noriu pabandyti nuvesti ten pas jį. Mama, kodėl ne? Jo. Ir tada nuvedė ir... O tau pačiai taip nuo pat pradžių ir patiko? Aš dabar tiek nebeatsimenu, bet, Okay. kol dar ten mažas, atrodo, jo, viskas įdomu, tenais fainai. Bet jokio kito sporto nebandėjai, vat pradėjai nuo 6 čiuožimo? Ne, sporto ne. Nieko, ir tu jokio kito, apart, vat, aišku, tu tris turi, tai... Bet šiaip kažkokio ten komandinio ar kažkokio niekad nebuvo įdomu. Kažkada mokyklai buvau krepšinio ir futbolo rinktiniai, bet ten toks grinai for fun buvo. Bet čia toks turbūt šiaip žmonėm, kurie sportuoja, yra ganėtinai lengviau, ten, nežinau, koordinacija yra visai kitokia, kad tu bet ką pabandai ir nėra jums taip. Plus šiaip patinka sportas. Tai jo. Nes ten, nežinau, kaip veikia, nežinau, nueini pabandai ir būna kitiem, kurie gyvenime nėra sportavę, jiems tiesiog sudėtingiau važiuoti. Gal. O jeigu nebūtumėt, visiškai susijusios su žiemos sportu, tai kokią sporto šaką išsirinktumėt? Žiemos sportas? Jeigu negalėtum, nebėra, išimam, nėra. Kokią imtumėt? Aš tai, nežinau, galbūt, dabar pirmą šovę mano tėtis pradėjo sportuoti kaip tenisą, tai gal tenisą bandyčiau. Nežinau. Aš šitą atsakymą visą sakau, kai man sakytų, jeigu galėtum būti profesionale atletė, tik išsirink sporto šaką iš visų, bet būtum pro pasaulį ten top 3, tai aš tenisą irgi rinkčiaus. Nes yra žaidimas, nekontaktinis. Ir dar jeigu esi labai labai pro, tai gali ir tikrai gyventi gerai. Iš to, tu visai vien pliusus matau. Aš tenisą tikrai nesirinkčiau. Kodėl? Nežinau, man kažkaip, man labai įdomu žiūrėti, bet aš pati tai nebūčiau tokia galbūt gera, nežinau, man sunku būtų padaryti swingą, pas mane suveršta viskas. Aš tokia susiveršus, jau geriau bėgsiu. Treniruotumės ir išmoktum. Tiesiog šiaip, į kur trauktų, į kurią pusę, ne į žaidimus, kaip suprantu, ne? Ne, man šiaip patinka, aš šiaip galvojau arba bėgimą, arba kokį krepšinį, pavyzdžiui. Apie žaidimus, apie bėgimą galvoju. Ne. Krepšinis jau toksai, bet kontaktinis toks vis tiek bus, atrodo. Bet jo, fainai, gerai. Reikia lietuviai pasakyti, kad kažką jo paglostyt. Dar norėjau, šiaip žinot, kokią temą pagvildent apie jūsų aprangas. Nes, pavyzdžiui, man kaip tinklininkė, aš labiau paplūdimio tinklininkė save skaitau, kaip ir baigusi, bet toks pagrindinis tema, pavyzdžiui, mums reikia maudymkės. Mums reikia topo ir kelnaičių. Ir viskas, kamuolio dar. Bet ir tą duodavo. Pas jūs yra šiek tiek kitaip, ar ne? Pavyzdžiui, pas Jogailę tai yra dar ne tik apranga, bet ir make-upai, visi kiti dalykai. Tai yra labai brangu, ar ne? Ten tas make-upas, tai ten nežinau. Bet jis kas kartą ir kaip apšilimą, 30 minučių ten dažytis. Ten, ką žinau, ten tiesiog, kad laiko užima, bet taip nusipirkit ten vieną kartą. Bet pati dažais? Ja. Ai, tai dar gal kažkaip kitaip. Jo, tai ten, taip, kad tas tai nebrangu, ten daugiau, manau, kostiumai, ten tie suknelės, kad kainos. Bet gal ir tos pati pasisuvi, ne? Ne. Dar netiek. O kiek reikia suknelių tavo į sezoną? Dažniausiai 2, trumpai ir ilgai programai po vieną. Aha. O kiek kainuoja viena suknelė? Oi, labai skirtingai. Aš turbūt esu nuo 50 eurų turėjus iki ten apie 200-300 būna. Kiti dar daugiau tenais. Gali ten būt. Labai priklauso nuo ten tų visų Swarovskių kiekio. Išblizginimo, ne? Ja, ten kiek. O pas jūs yra leistina tie visi blizgučiai, viskas. Dar, pavyzdžiui, žinau vieną dalyką, kad pramoginiuose šokiuose iki kažkurio jau pasakyti, iki 13 gal metų mergaitėms negalima dažytis. Oi, ne. Kaip yra čiuožime? 7 metų visos su makiažu, nežinau, kokiu gali eiti. Ne, pas mus. Aha, nėra jo tokio, ar ne? Gerai, bet tada dar jums reikia pačiūžų. Jo, pačiūžos. Kiek reikia tau pačiūžų sezonui? Labai priklauso nuo... Tu nešioji, kol sunešioji pilnai tą... Ne, pavyzdžiui, būna, kad, pavyzdžiui, aš dabar kiek
3 pačiūžas, nu, kaip aš čiūžiau su vienom, pakeičiau į kitas ir jos būna, kad sulūžta ir tiesiog, nu, nebegaliu. Sulūžta pačiūžos? Jo. Per kurią vietą? Nu, ten kaip mus, va tai va, koja laiko ir jeigu per čia, va, jos tiesiog kaip linksta, nusulūžta, jos nebelaiko kojos ir tada gaunasi kaip tiesiog su batu, mums turi laikyti, va, tą, na, kaip. Aha. Tai tau reikia maždaug 3-2 sezonai? Ne. Šiaip jos laiko apie 1,5 metų, dažniausiai, nu, kiti būna, kas sezoną keičia, kiti ten kas 2, bet sakau, tiesiog man, kol laiko tos pačiūžas, kol nesulūžta, aš tol su jom. Bet tu ir ilgai ir trumpąją programą su tom pačiom? Jo, visą laiką. Kiek kainuoja pačiūžas? Manau, nu, ten kaip pas mus pačiūžas ir geležtės kartu, tai manau, ten apie grubiai apie 1000 gal abu du. 1000 eurų? Jo. Nu, bet čia irgi priklauso nuo... Oho, būčiau spėjus 200 eurų turbūt. Oi, ne. Ei, labai gerai būtų. Kaip brangu. Ne. Apie, nu jo, turbūt nemanau, kad ten daugiau labai negu 1000, bet... Tai čia tada už tą ledo areną susimokėti ten kelis eurus jau čia. Geras, o kiek slidės kainuoja, gal irgi nustebinsi. Nu, daug kainuoja, jo. Ir dar irgi ir batai yra, ir slidės, ir kostiumas, lazdos. Jo, daug yra reikalų, tai kurie kainuoja. O tau reikia irgi kas sezoną naujų slidžių, ar kažkaip? Šiaip tai ne kiek, pasikeičiu kartais nuo kartų, tai va šį sezoną pasikeičiau slidės. O kiek kainuoja geros varžybinės slidės tau? Noriu, kad prisiminčiau, nežinau, nes aš... Nu, maždaug. Aš, pavyzdžiui, net neturiu supratimo. Nu, gal visiškai. kokius 800-700 gal. Kokie brangus jūsų sportai. Jo. O, nu, bet gerai, vis tiek esat, nežinau, pasiekusios atletės savo sporto šakose žinomos. Ar jums kas nors pakompensuoja kažkaip, tai ar jūs turit viską iš savo kišenės, kas liečia įrangą susipirkti? Aš kol buvau jaunesnė, turėjau, dabar, nu, paskui, kai jau pradėjau daugiau į tas tarptautinės varžybas ir, na, daugiau tų kaip rezultatų rodyti, kaip galima sakyti, tada jau pačiūžas ir tas geležtės tai kompensuoja. Tai, ja. O tau? Padaro nuolaidą, bet realiai iš savo kišenės reikia. Geras. O jums, pavyzdžiui, nu nežinau, gal toks klausimas, kurį nenorėsite atsakyti, bet gal ir universitetai, pavyzdžiui, prisideda prie jūsų sporto kelionės, ar tai stipendijom, ar kažkuo? Stipendijom prisideda kažkiek. Aš kol kas dar neužpildžiau. VDU, alio. Čia mano pačios dar. Jo gailė. Dar nespėjau. Gerai, mes perduosim, žinau. Čia man pačiai dar iniciatyvos nesėmiau truputį. Imkis. Bet Šiaip jo, universitetai, manau, kad yra linkę padėti sportuojantiems vienu ar kitu būdu. Ja, aš tą žinau. Nu, aš turiu irgi draugę, kuri irgi čiuožia ten šokiuose, tai jinai irgi tam pačiam vadu, tai nu, aš iš jos žinau, kad ten galima. Taip, nu, nes ta prasme nėra čia taip, kad va, tik tai, kaip pasakyti, tik tai mes tą naudą sportuojantys galim gauti, bet lygiai taip pat juk ir universitetą vardą mes garsinam, jie atstovaujam, užimam aukštas vietas ir panašiai. Ir kiek žinau, kovo 8 dieną startuoja Lietuvos studentų čempionatai, tarp kurių yra ir orientavimosi sporto čempionatas. Ir kiek esu girdėjus, kad kas užims pirmą, antrą vietas, įgys teisę atstovauti savo universitetą Liepos mėnesį vykstančiame Europos universitetų čempionate Lodzėje. Ar planuoja ten dalyvauti? Aš tai nežinojau, bet pasiplanuosiu. Dar truputį užkulisiam klausimas, ar ir dailio čiuožimo vyks? Irgi čia kažkada? Ne, orientavimosi, bet galim. Ai, o kada? Tu gali, turi antras slides tikrai. Tai čia bėgte gal bus, ne? Ai, čia bėgte orientavimosi. O kada tavo studentų čempionatas? Nėra dailio čiuožimo studentų čempionato? Galėtum inicijuoti? Nu, a ne? Gal reikės? Bet tikrai? Tai o kaip žmogui išvažiuoti irgi kažkur tolyn? Tai girdėjai, kiek ledas kainuoja? Ledai kiek kainuoja? Nusipratau, tai tavo tada užduotis. Taip, reikėjo sudalyvauti, reiškia. Gerai, taip, būtinai ir užimti pirmą, nu arba antrą, jeigu tave tenkina, bet ne, užimti pirmą. O kokia yra konkurencija šiaip? Vat, pavyzdžiui, dabar ir ta universiadoje, kuri vyko, kokia yra konkurencija lyginant su, nežinau, šiaip ten kokio nors Europos čempionato ar kitom varžybom, kuriuose dalyvaujat, tarp studentų panašiai visi tie patys atvažiuoja?
Jo, pas mane, buvo pakankamai, kaip aukšto lygio varžybos, kaip, tų dalyvių atžvilgių. Nes, vis tiek ten iš visų pasaulio šalių, tai Jo. tenas kaip privažiuoja iš Japonijos, iš ten visų, ten Korėjų ir panašiai, tai... O ten pasiskaitos tokia jau stiprioji, ne, pusė? Jie... Dabar, aišku, iš Korėjos pietų tai atvažiavo, galvau, kad bus stipresnės iš tikrųjų, bet jo, ten Japonijos ir panašiai, tai jos, vienas aukščiausių pasaulyje. Tai. Gerai. O kokie startai tavęs dabar laukia? Pavyzdžiui, jei visai aišku, čia kovo pradžioj bus ten studentų, ne, čempionatas, o šiaip kokie dar, kada Lietuvos čempionatas bus? Lietuvos jau, 24 jau buvo, 25 ten bus tik tais jau kitą sezoną, kaip skaitysis, tai ten turbūt, nežinau, arba lapkričio gale, arba gruodžio pradžioj. Būna gale metų su Lietuvos čempionatai. O kokių dar turi varžybų? Šį sezoną tai turėsiu ten 2 tiesiog paprastas, vienas Lenkijai, vienas... Ką reiškia paprastos? Tiesiog turnyras kažkaip? Jo, tiesiog tarptautinės varžybos, ten niekas nei čempionatas, nei nieko, tai tiesiog, kad ten ar reitingo balus ten susirinkti, jeigu pavyks, dėl to tokia daugiau. Okay. O tau be šito, be kovo pradžios tada, koks tau darbas? Per moters dieną iš tikrųjų tikiuosi kaip nors pasveikins. Reikės dabar pavaryti, aiškus. Nežinau dar dėl kitų varžybų iki tos kovo 8. O kada tavo Lietuvos čempionatai, pavyzdžiui, vyksta? Pas mus daug tų Lietuvos čempionatų orientavimuose sporte, kadangi yra ten ir ilgoji distancija, ir vidutiniai, ir sprinto, tai žinau, kad naktinis čempionatas bus kažkada kovo pradžioj. Ta prasme, dar skirias pagal paros metą jūsų čempionatai? Jo, su lempom bėgam miške. Su to man galvoju. Aha, geras. Tai čia vyksta pavasarį pačioj pradžioj sezono. Dar ką tik sukau vieną dalyką paklausti, o dažnai kokių žvėrių susitinkat? Susitinkam. Jo, kokių susitinkat? Aš toks esu gamtos žmogus, man taip įdomu, iš tikrųjų, nežinau, stirnų, briedžių, kiškių, lapių, ne? Jo, stirnų tai labai dažnai susitinkam, briedžiai man yra tekę matyti, šernų. Geras. Šernų tai truputėlį baisu buvo, kai pamačiau ir dar pamačiau, kad su jaunikliais galvoju, o Dieve, ir taip stoviu. Eik tu savo. Bet viskas, ačiū Dievui, viskas gerai baigės. Užsivytų rekordą padarytum laiko atžvilgiu, žinai. Neaišku, kur nubėgčiau, bet jo, yra tekime tą naktį, kai naktinis buvo čempionatas, tai atsimenu, tai pasiklydau ir girdžiu pelėdą, atsiprašau. Panašiai. Pelėda ir jinai kaip vilkas, ir aš tokias ir stoviu, galvoju, o Dieve. Eik tu savo, tai ką naktį, pagal ką orientuojas naktį? Tai taip pat, tiesiog su žemėlapiu viską matai, kiek tik tai matai biški mažiau, kiek apšviečia. Bet gerai, tu matai ką, medžius miške? Ne, tai matai reliefą, ta prasme, kalniukai, duobutės, dar ten visokie tokie dalykai. Ai, čia pagal tai. Jo. Eina savo. Bet o jeigu tu plyniai kažkokia atsirandi? Tada pagal kompasą bėgi. Ai, gerai, dar kompasas yra. Nes galvo, teisingai. Nes gal ten, žinai, jau krypsti iš to, kur samanos auga, iš kurios medžio pusės, kur šiaurė, čia kur teisingai kompasą turit. Bet vis tiek sudėtingai skamba. Bet dar prie tų gyvūnų yra ir liūdnesnė dalis. Aš šiaip kiek žinau pas jūs, pavyzdžiui, erkių dalykas yra, ne, populiarus, kaip populiarus, ta prasme, nutinkantis gan dažnai orientavimas. Ypač Lietuvoje yra problema su erkiam, tai, mes jau taip, aš tai pasiskiepinu. Aš norėjau sakyti, kad turbūt visi pasiskiepė, jo. Bet, kaip pasakyti, nuo encefalito paskiepisi, bet ta Laimo liga, tarkim, nuo jos kaip ir nėra jokio, tik stebėti turi. Ant ledo šiuo atveju saugiau. Radom, nėra gyvūnų. Bet šalta visą laiką. Dar iš Emilijos gal to palyginimo truputį nukrypom su universiados, ar ne, tokiu organizavimu. Ta, kad tu patyrei, kaip dalyvė būdama, ar lygintum kažkokį kitą čempionatą, kuom tau skiriasi? Prieš universiadą kaip tik buvau orientavimuose slidėmis čempionate U23, tai... Pasaulio. Jo, pasaulio. Tai, ir ten pasaulio taurės irgi etapas buvo, tai buvo Norvegijoje, tai toks lygis tai labai panašus, nes iš tiesų universiadą atvažiavo to amžiaus tikrai stiprios merginos, tai konkurencijos buvo, aišku, truputėlį,
tam čempionate, kuris buvo Norvegijoje, tai daugiau, aišku, tų moterų, nes jos biški vyresnės. Pas mus, kadangi, sakau, tas amžiaus cenzas truputėlį platesnis, tai gal biški mažiau buvo, bet tikrai buvo daug konkurencijos ir universiadai buvo tikrai aukštas lygis iš tos pusės, nu, kad ir medijos, ir kamerų, ir panašiai. Tai... Dėmesio gavot, ar ne? Jo, ten truputėlį to mažiau gal buvo, nes ten Norvegijoje vienas klubas kažkoks organizavo, tai ten toks, aišku, aukšto tikrai lygio varžybos buvo, nes sniego daug buvo, bet... Gerai, o jeigu suorganizuoja varžybas, tu atvyksti ir nėra sniego? Kokių kuriozų yra buvę, pavyzdžiui, pas tave ten ledas koks ištirpęs yra? Bet dabar buvau girdėjus, kai buvo... Tam pradžioje sezono buvo Nicoj, tai ten kažkas ar sugedo, ar kažkas ir ten ledė, tiesiog, kad balas buvo. Balas buvo, tai jie tos konus tai pastatė ir čiuožė programą su to konu. Aš irgi tai žiūriu. Vietą neįčiuošti? Jo, kad tiesiog, kad jie čiuožti ten. Aš tai žiūriu, wow. Man pačiai tai taip nebuvo, kad buvo varžybose, bet jo, tai taip vienas iš pirmų kartų, kad taip mačiau. Geras. O pas tave, bet irgi atvarai nėra sniego, ką darai? Dažniausiai jau atšaukia varžybas tokiu atveju, bet yra, pavyzdžiui, dabar čia bus Vokietijai, žinau, vienas iš etapų, aš nevažiuosiu, bet jau parašė, kad kadangi mažai sniego, tai pasimkit prastesnės slides, kad tiesiog truputėlį netaip gaila būtų. Tikrai galiu sugadinti. Taip, tai tada labai gaila būna. Geras. Pas mane, pavyzdžiui, tinklinai labai gerai atsimenu vieną Lietuvos čempionato etapą, kuris vyko Šiauliuose. Ir ten tokios šiaip labai fainos aikštelės buvo, visai naujos dar padarytos prie Prūdelio, ten jų vietinio legendinio, bet buvo ne visai gerai padarytas drenažas. Ir tu tenai lyjo ir tas vanduo neišbėga. Tu visą laiką esi, taip jeigu koja, tai iki to kauliuko, tik ir balutėjai. Ir žinokit, kai krenti, toks plekšt irgi tam, tokiai balai, bet po to ten kažkokius tokius numėgimus, atsimenu, padarė. Rokiškiai yra irgi taip pat buvę. Tu tokiu vat irgi gali kartais susidurt. Arba dabar pasaulio vat turi atvažiuoja, gal nebebijau pameluoti, bet Indijoje gal vyko irgi, kadangi ten social medijai daugumą seku tų pro atletų, man labai įdomu ten pastebėti, pasiekti, kokius ten taškus gerus įsikelia. Tai visi atvykę į varžybas, kėlė nuotraukas, kaip jie renka stiklus ir šiukšlės ir akmenius aštrius iš aikštelės, nes jiems ten toj bus varžybos. Ir prasme, jie ateina į jų ten treniruočio aikštelę tuo metu ir jie ten renka šiukšlės, nes tu nuogų kūnų gali nert. Taip. Susipjaustis. Arba vat, kaip ir ten prie Balto tilto tos aikštelės, tokios jos viešai prieinamos, tai tikrai va dar mano, ten, nežinau, kol žaidžiau vas ne jaunystėje visoje, tai irgi būdavo pramoga žiemą, jos lieka, jos apsninga ir jos lieka, bet tiesiog kas nors ateina pagert ir labai linksmai yra daužyti butelį į stulpą. Ir kažkas ateina pavasarį jau treniruotis ir tiesiog tu turi išsirinkti, sustvarkyti ir prižiūrėti kažkaip tai. Nors ir miške turbūt ir šiukšlių rast galima. Bet mes vis tiek nerenkam, nebasom. Su maišais. Bet galėtų duoti kokį bonusą. Gerai. Tai turėsime jums žaidimą apie kurį šnekėjom. Čia man jau reikės skaityti, nes aš tai iš vis čia pasiklyščiau, dar jūs turbūt. Tai aš kiekvienai pašnekoviai paeiliui pasakysiu po 2 žodžius. Pradėsime mes nuo Jogailis. Pavyzdžiui, aš tu pasakysiu 2 žodžius. Tau reikės atspėti, kuris žodis yra susijęs su Emilijos sporto šaka. Tai va, tenai bus tokie terminai. Kaip pavyzdžiui, krepšinėje ten naudojam ten pick and rollas, ar ne? Arba futbole yra ten kampinis. Tai aš tu pasakysiu 2, jie gali skambėti panašiai. Pavyzdžiui, arba pasakyčiau ten tinklinėje jums 2 terminus. Sakyčiau, šliopkė ir tapkė. Kaip galvojat, kuris tinklinėje yra naudojamas? Tapkė. Tau kaip atrodo? Čia net tas bus, ne? Tiesiog vieną mes naudojam, o kito ne. Ir aš jums paskau abudu panašius. Taip mes naudojam šliopkę. Tai yra nestiprus, toks tarmiškas mūsų, bet jį visi ten Lietuvoje bet kuris žinotų. Nestiprus smūgis, o tokį kaip kad šotą darai, tokį užmetimą, nusukimą, tokį gudresnis biški puolimas. Tai pavyzdžiui, tinklinio kalboje būtų šliopkė. Dar turim krabą, pavyzdžiui. Tokių. Tai čia yra iš jų. Tai aš tau Jogailiai sakysiu iš Emilijos sporto šakos ir tau reiks atspėti.
O tu galėsi paaiškinti. Bus Gerai. lengviau, negu aš aiškinčiau. Tai pirmasis. Pasiruošus? Identas ar patentas? Patentas yra, ne? Man jau sakyti atsakymą? Aha. Tai identas yra su orientavimu susijęs dalykas. Paaiškink, kas tai yra. Tai yra atsižymėjimo mūsų sistemos toksai daiktas, mes užsėdam jį ant piršto ir tokiu būdu atsižymim tos punktus. Jis Kiekvieną- kažkoks kaip GPS-inis toks? Ne, jis Kaip toksai veikia? tiesiog kaip plastikinis daikčiukas, kurį tu užsėdi ir kiekvieną kartą atsižymė, jis tau supypsi ir tu, reiškia, patvirtina, kad tu buvai tam punkte. Nu, kad, žodžiu, toks būtų įrodymas, kad ne šiaip sau prabėgai. Okay. Va, bet praturtėsim, žinok, tiek žodynų, tiek sužinosim. Tuomet planšetė ar plokštelė? Nežinau, gal plokštelė. Dėja. Planšetė. Kitą kartą reikia kaip mums sumriksėto. Nu, tai papasakok dabar, kas yra planšetė pas jūs. Jo, tai planšetė yra orientavimus sportas lydėmis tokia, mes susidam ant krūtinės tokią kaip staliuką, į kurį žemėlapį įsidam. Kadangi yra lasdos ir yra slidės, tai nėra... Tai jis visą laiką ir stovi tau? Nu, jis toksai kaip, jo, staliukas toksai ir tu gali reguliuotis ten jo aukštį, dar ten kažką. Okay. Tai toksai, biški nepatogus daiktas, bet reikia kažkaip tą žemėlapį žiūrėti. Tai... Tikslinės rankos užimtos. Taip. Kai bėgi, tai rankose. Tai rankose, turi, jo, o čia, kai žiemą, tai ant planšetės. Geras. Trečias. Liko 3. Dar turiu šansų pataikyti. Žinok, aš lygiai taip pat šaudyčiau čia į rankas, nes neturėčiau supratimo. Tuoj bus mano eilė. Dublis ar dupletas? Dublis gal. Turim vieną. pagaliau. Pasakok mums, Emilija, kas yra dublis. Tai dublis yra, kai 2 punktai vien šalia kito stovi labai netoli ir jie tokie gan klaidinantis. Nu, ta prasme, dažnai būna, kad ten diskvalus žmonės gauna. Jeigu tu ne tai eilės tvarka jas pažymi, tai tu diskvalą gauni. Arba ne tą punktą. Ir iš vis lauk iš varžybų, tipo? Nu, ne lauk iš varžybų, bet tiesiog tose varžybose be rezultato lieki. Eik tu savo. Tai va, tai ten būna tokie punktai, kurie... Tai kai yra šalia, taip truputį klaidina, ne? Jo, tai reikia žiūrėti numerius, kad... Tai va, dublis vadinasi. Geras. Ta prasme, aš gočius gal mažiau taškų duoda, ar dar kažką, kaip žiauriai iš karto. Geras. O ką pas jūs reikia padaryti, kad būtum, tai vabiškai irgi jau neįskaitytų rezultato tavo? Nežinau, turbūt arba sustočiau aš išeit nuo ledo, arba tiesiog jau ten pasakai, kad nori. Daugiau šiaip Ate, tai tai va. nėra. Na, tiesiog pasakai, kad Nėra kažkokio elgesio neleistino. Nu, bent jau kiek aš esu ten ar patyrus, ar mačius, ar žinau kiek, tai kaip ir, nu, tai nežinau, nebent, nu, tai nėra kaip ir ten tokio. Gerai, Jogailė, 4 žodis tau. Izotopas ar izohipsė? Žiauru. Aš atsiprašau. Žiauru žodžiai tikrai. Izohipsė gal? Teisingai. Bet čia labai, ta prasme, čia wow. Kas, net pirmą kartą girdžiu izohipsę tokį žodį. Jau čia gal iš geografijos. Kažkiek tai galvoju kažką. Jau seniai šalia vaikus man jau... Bet reikės šitus, reikia šiaip išsisaugoti, atsiminti ir žinot, kada panaudot, kai šaradą su draugai žaisti tiesiog. Izohipsė. Ką nežinai? Jo. Papasakok. O kaip, tu atsimeni iš geografijos, kiek, ne tokį žodį? Kažką jo. Tu gal reikšmę atsimeni? Ne. Čia yra žemėlapyje tokia kaip ir linija sužymėta, tarkim, viena linija, jinai eina per, štai izohipsė eina per tą patį aukštį virš jūros lygio. Nu, žodžiu, tai jeigu yra daugiau tų izohipsių, arba horizontalių darės, kitaip vadinasi, tai to, tarkim, aukštesnis kalnas arba gilesnė duobė, nu, žodžiu, jos taip žymimos. Mūsų žemėlapis visas pilnas tų izohipsių. Čia tos linijos. Jo. Paprasčiau. Kodėl tai zoninė linija? Gerai, ir 5, kol kas 2 yra. 2 atspėjai, 2 prašoviai. Herojus ar legenda? Gal legenda. Yes. Vėl iš geografijos. Geras. Kas tai?
Tai čia gaunam prieš startą tokį kaip lapelį, prieš kur sužymėta yra, tarkim, pirmas punktas, toks ir toks numeris ir kuris tiksliai stovi. Ten, tarkim, ant kalno viršaus, ar tarp ten kalniuko. Jūs gaunat žodinius tokius nurodymus? Ne, žodinius, ten startiniai ženklai Okay. pažymėta. Tai, pamatai ir žinai. Kažkaip Gal reikia. Gal tikrai Kviečiu tą kovo išbandyt. 8 imti slidės? Ai, ten be slidžio, atsiprašau. Bėgte, bet irgi. dar gerai, dar lengviau bus. Nu geras. Nu šaunuolė, tris pataikai. Dabar stalai apsisuks. Dabar jau man bus nelengva. Ne, gal ir lengva. Negali žinot. Bet va šitą, pavyzdžiui, aš turbūt, taip, manau, kad pasakyčiau, manau, kad ir tu pasakysi. Kregždė ar lizdas? Sakyčiau, kregždė. Teisingai. Papasako, kas yra. Lengvi. Nu, aš nežinau iš tikrųjų, kaip pasakot, čia tiesiog, kai čiuožimas, nežinau, ten ne linija, gali ir lanku ir panašiai, bet kai viena koja tiesiog iškelta aukštyn, atgal. Kaip, realiai tai ir yra kaip kregždutė, Jo, ne? ištiesi rankas. Nu, kaip- maždaug jo, bet tenais gali skirtingų variacijų jų daryti tenais, tai, bet tas toks, tai jo, tiesiog kaip atsistojant vienos kojas, pasilinki ir koja, kad koja su nugara Aha. būtų vienoj linijai. Tai jo. Okay. Nu, pirmą tašką turi liuks. Elementai daugiau, visi, Jo. nes pas mus tų tokių kitų terminų tai nelabai. Jo gailė gali visus atsakymus parodyti. Jo. Pieštukas ar žiedas? Nežinau, gal žiedas koks. Teisingai. Nu geras. Sakau, visus atspėsiu. Jo. Bet čia ir tas galėtų būti. Jo, aš pagalvoju, tiesiai, jeigu stovi, tai gal Ir pieštukas. sukiesi. Nu, kaip pieštukas. Taip. Gal. Čia irgi suktuko pozicija, tiesiog kai ten taip pasiemi koją, išsiverti ir tai va, turi toks irgi, kai korpusas taip daugiau. Aha. Nu, net, sakau, sunku labai apibūdinti, kai taip čia daugiau Rodyk tu. parodyti. Bet šiaip bet aš suktuko pagalvojau, nu, pozicija. jūs labai turite daug lankstumo turėti. Kaip gimnastikoje panašiai. Jo. Ne? Nu, ten galima pakeisti, ten tos, daugiausiai to lankstumo ten nebent tose suktukuose ar ten spiralėse, kai ten tiesiog programose reikia, bet ten jeigu kažkas ten ar nelankstus, ar ten, tarkim, nugarą ten skauda ir panašiai negali lenktis, tai gali ten vietoj vieno suktuko, kur, turi lenktis atgal, gali daryti tiesiog sėdimas pozicijas. Ir, yra tų tokių pakaitų. Tai, aišku, geriau būti lankščiam, tiesiog daugiau tos įvairovės elementų atsiranda, bet šiaip tai nėra, kad tai būtina. Jo. Tai... Nu, kol kas 2 iš 2, wow. Baueris ar puodelis? Baueris. Ja. Šitas lengvas, manau, buvo, ne? Nu, Toks ne, kodėl? įdomesnis pavadinimas. Tai taip, Gal aš nežinau, dažnas kas čia yra. Prieš tai pieštukas ir žiedas, tai aš dabar jau puodelį būčiau geriau. Ja, baueris čia irgi kaip, spiralė, bet kai kojos kaip 4 baleto pozicijoje. Nes taip sustatytas. Kas yra 4 baleto pozicija? Tiesiog kaip viena koja prieki, kita koja gale, bet jos taip į skirtingas pusės tai važiuoja. Ir tu čia žiai prieki ir, ten jis gali arba atsilenktis korpus, arba tiesiai, bet jau. Ai, tai ne dabar biškai įsivaizduoju, kad taip pasakei. Ja. Nu, 3 iš 3. Gal tu čia matai kažkaip, ne? Gerai. Žirklutės ar oileris? Gal žirklutės? Galiau prašovę bent Ne, vieną. galvojau, gal reikia imti dobijas tokį. Oileris, tai čia kaip, ale šuolinis elementas, bet jis nelabai skaitomas kaip vienas iš šuolių, nes tiesiog kaip peršokimas nuo vienos kojos ant kitos, bet su vienu apsisukimu. Čia dažniausiai tiesiog šuolių kombinacijose, tarkim, ten po vieno šuolio, peršokė ant kitos kojos, kad padaryti kitą šuolį nuo kitos kojos. Žinau, man atrodo. Ai. Ir last one. Knygutė ar šaukštelis? Ką šaukštelis? Ne, bet lygiosiam baigėt, yeah. Nu, Papasako, kas yra knygutė. Knygutė čia vėl pozicija suktuko, jinai sėdima, tai kaip koja tiesi ir tu, kaip
viena koja tiesi ir tu ant jos turi kaip atsigult korpusą. Dabar taip susilenkt. Ten tokia kaip knygutė ir vadinasi. Dėl to ir yra, kad tu... Bet tai tiesiog viena ant vienos sulenkta, jo, ant vienos jos čiuoži, sėdi. kita tiesi. Jo, čia kai sukiesi, jo, tu Ai, sėdi. žinau, Jo, aha. tu sukiesi ir tiesiog tai atsigulęs. Dieve, kaip sunku. Aš ant žemės nepadaryčiau tokio. Aš ant žemės šitą irgi nepadarau. Ant ledo Ledą lengviau? žymiai lengviau, jo. Kodėl? Ant ledo daugumą elementų yra lengviau daryti negu ant žemės. Čia Ten gal šuoliai kai kurie lengviau ant žemės, dažniausiai išmoksti pirmiau, bet daugumą tai, manau, ant ledo lengviau. Nes tiesiog, kai ant tos pačiūžos, kai pagauni tą, kaip liksvarą, tai lengviau tą balansą išlaikyti ir ten. Tokia gal, kad, daryti- tam inercijos dar turi, Jo. ar ne, turbūt? Nes tu, palei briauną tau net nereikia galvoti ten, kad kažką ar laikyti, ar kažką jau taip, kai ten išmoksti, tai taip ir jau važiuoji. Tai... Geras. Aš jau dar prieš tai galvau paklausti, ten, kai studijų temą lietėm, šiaip žaidimas tai valio, 3-3, žiauriai gerai pavarėt. Noriu paklausti iš tos studijų temos. Tai tu esi jau 4 kurse, bet aišku, tu studijuoji mediciną. Tu esi dar tik 1 kurse, bet ar jau yra tekę patirti kažkokių privilegijų universitete kaip sportininkui? Ne? Man tai Atlaidumo mokslam, tai medicinai tai turbūt. Bet, va čia, tarkim, ten paskai, kad tu išvažiuoji į universiadą, tai nėra taip, kad dėstytojai, tai čia galėsi vėliau, ar ten kažkaip, ne? Ne, pas mane apskritai dabar, pirmam semestre tenais buvo labai taip, jie ten į paskaitas, kad ten eini ar neini, tai jie nelabai tenais žiūri. Ten Svarbu, kad tu gali padarytum neiti. savo darbus. Jo, ten tiesiog daugiau į seminarus ir kad tuos atsiskaitomus darbus atsiskaitytum, tai kadangi pas mane visi buvo nuotoliniu būdu, tai tiesiog ten, kada turėjau laiko, atsisėdau, ten galbūt, kai buvo ten porą egzaminų, man rodos, buvo, kad sutapo su ten, tarkim, skrydžio diena ir panašiai. Tai nelabai galėjau padaryti tuo laiku, tai tiesiog pasakai dėstytojai, tai ten perkelia, bet jie, iš tikrųjų nelabai ten žiūrėjo, ar ten kažką, tai ten, tai taip. Geras, Kol kas bet žinokit, bent jau kad kaip pirmam nors pabandykit, būna myli tos sportininkus. Kai reikės, manau. Pabandykit kokį nors, nežinau, ten ar į pasirodymą, kokį ten žubilę, tai gal kartais būna kokie, ar ne. Kaip nors, žinai. Kad būtų arti varžybos, tai būtų gerai. Bet vasarą tau nebūna varžybų. Off-season skaitos. O tau visada sezonas dabar. Jo, kadangi aš ir bėgte orientavimas užsiemu, tai jo, gaunas. Eik, tu savo. Bet smagu visada yra ką veikti. Kada atostogauji? Tai būna Tai toks miškai trumpas. išbėga ir atostogauji. Būna bėga su pintinė grybų. Bet tikrai, pavyzdžiui, būtum varžybose, kur jaustum, kad lyderiaujasi ten prieki, gerai varai ir žiauriai gerą baravyką pamatytum. Neimtum? Bet aš nematau grybų. Aš turiu blogą savybę, kad aš nematau visiškai. Eik tu. Tai va. Tai Arba negrįžtu. gerai, bet tai pamatai, nežinau, miško aviečio ar ten gervagių. Mėlynių, mėlynojų daug nesustotum? Nesustočiau, jeigu gerai, tai nesustočiau, bet yra vieną kartą buvo, kad labai buvau pavargus ir jau reikėjo kažkokio cukraus, tai pamačiau, kad mėlynės ir tai pasilinkiau, kelias paėmiau ir kaip naują užbaigiau trasą. Geras. O šiaip dalyvauju kokiose nors ten, kur būna bėgimai, būna tie pusmaratoniai, maratonai, šiaip kokie nors pinkrenai, tarkim. Aš tai šiaip nelabai galbūt dažnai dalyvauju, tai aš šiaip dar nesu dalyvavus tokiam, bet galėčiau. Būtų. Ką žinau, lengva. Ne? Nepasiekčiau gal ten tobulų rezultatų, sunku pasilyginti su tais bėgikais, bet tikrai galėčiau galbūt, jeigu bus proga, tai sudalyvausiu. Bus dabar kažkada Kauno Akropolio berods maratonas, ar kaip Kauno maratonas vadinasi. Tai kažkada bus jisai balandį berods. Dar tik tai pradėsiu. Aš galėčiau 3 kilus, 2 kilus. Šiaip esu su bėgimu, tai žiūrėjau, liūdną patirtį turiu. Todėl, kad nekenčiau visą gyvenimą. Nesuprantu, kaip žmonės ten jaučia malonumą. Negaliu. Kažkaip orientavimo sportas dar ne taip, nes tu tikslą kažkokį turi. Veiklą. Ir kitko net atsiminiau. Aš su buvus vienoje orientavimosi sporto treniruotėjai. Tu iš Kauno tu šiaip? Aš iš Vilniaus. Irgi iš Vilniaus, geras. Tai Kaune buvo Ąžuolyne kažkokia trenerė, aš jau sportavau tinklinį, bet mane su mano klasiokė kažkaip prikalbino, kad ateikit pabandyti. Ir mes, žinai, sportiškos mergaitės nuvarėm. Ir mums kažkaip tiesiog
susirinkom, tai va dabar bėkit, jums ten reikia kažkaip pažymėtą medį, surast, tada kitą ir va grįžt. Mes tiesiog į stotelę nubėgom. Išvažiavom namo. Sakėm, kokia nesąmonė, tai galvoju, kad čia žaidimų, jokių, žinai, pripratę prie savo burelio. Jo, bet būtų, turbūt, apie bėgimą papasakosiu, užsiregistravau čia jau seniai, užsiregistravau, gal kad sportininkė esu, užsiregistravau 10 km ąžuolyno bėgimą. Kas man yra sportininkė 10 km nubėgti? Bėga visi, aš tikrai nubėgsiu. Taip. Ir artėjo ta diena, aš gal ten prieš 2-3 mėnesius išsireginau, gal pasitreniruosiu, prasibėgsiu, žinai. Ir vis tai lyja, tai šalta, tai nevalgius, tai pavalgius, tai karšta, tai visada kažkas. Yeah. Ir gavos taip, kad atėjo ta bėgimo diena ir aš nebuvau nei vieno karto išėjus pabėgti. Absoliučiai nei karto. Bet kas man yra, ašgi sportininkė. Užsidėjau kėdus, apsirengiau, net nežinau kaip rengtis, žinai, kaip prie tos temperatūros prisitaikyti. Neturiu patirties. Atvariau tą ąžuolyno bėgimą ir ten 2 ratai po 5 kilus. Tai aš tiesiog po 1 kilometrą ten kažką rengiaus, kažką ant savęs ir išaus, nes per karštą. Ir tie savanoriai, kurie prie finišo, jie jau ploja, kad nedaug liko, varyksiu, man dar 1 ratas. Ir mane lenkia tiesiog pagyvenusios moterys ir aš galvoj sproginėja, kaip tada aš vėl duodu gazo, kad jau tu manęs tai tikrai nelenksi. Tai aš nubėgau tą 10 km lygiai per valandą. Visai dar, greitai, aš tiesiog nusižudžiau, kitaip tariant, aš pasakiau visus turimus keiksmažodžius. Sakau, kad daugiau niekada gyvenime manęs į šitą avantūrą nieks nebeįvels ir uždariau savo bėgimo karjerą. Ir vis norėčiau, man vis knieti, pabandyti, kažkaip, bet turbūt būtų gudru eit pas trenerį. Reikia jo, patruputį pasitreniruoti. Kaip ir kiekvieną sportą nėra, taip kad tas bėgimas čia, bėgt moku, reiškia galiu bėgti. Ne. Ypač kai 10 km, tai vis tiek ištvermės toks sportas. Tai... Taip, kur pas mus 3 žingsnius pabėgis, nukrenti, atsistoji ten ar pasuoji, panergas nors. Kitokia ištvermė, čia tinklinė vis tiek. Greitumo ištvermė tinklinėje. Tai ten tai va. Reikėtų biškai pabėgti. Bet orientavimo sportas skamba šiaip kitaip, kad tu toks biškai kaip ir tokiam, nežinau. Gamta, toks kažko ieškai, kažkokią dar užimtumą, kažko kitą turi tą galvą, gali kitais dalykais apkrauto, ne tik tai galvoti apie... Negalvoji, kad oi kaip sunku, nes jeigu pagalvosi kaip sunku, tai tada klaidą padarysi ir dar ilgiau tam miške sėdėsi. Ne, ta prasme, visą laiką turi būti koncentracija, tas sprendimų greitas priėmimas, tai yra veiklos be bėgimo. Tai... O treniruojats kažkaip su žemėlapiais? Taip, Vilniui ir, man atrodo, ir Kaune vyksta treniruotės kiekvieną savaitę. Ten yra organizatoriai, kurie ten, man atrodo, Vilniui tai 3 kartus gal į savaitę ar 2 kartus į savaitę vyksta bendros treniruotės. Tai... Tik su žemėlapiais? Tipo, kaip tu jį, nežinau... Tu bėgi ir su žemėlapiu. Skamba sudėtingai, bet šiaip visai... Kviečiu pabandyti. Gerai. Ir tą būtų įdomu pabandyti. Aš vis kviečiu, kad nors tinklinį pabandyti irgi. Labai fain sportą, žinokit. Tai čia vasarą visą laiką tenka vieną kartą pradėjus. Gal ten 2 treniruotės nuo jau tam ir pasibaigė, bet kaip man su orientaciniu. Bet nepatiko? Ne, dėl to, kad nepatiko. Man turbūt aš ten negalėjau suderinti vėl tiek su mokykla, tiek su čiuožimu, bet aš tiesiog dėl ko buvau pradėjus, kad mum kaip pačiūžai pas mus pėdos jos nedirba ir paskui jos, kai labai labai užsispaudžia, pereina skausmas į visur kitur ir tada, tie skausmai ir negali ten čiuožti ir panašiai, tai tenais buvo irgi, kaip ant smėlio tas, kaip paplūdimio tinklinis, tai kadangi basom vis tiek ant smėlio ta pėda visiškai kitaip tas darbas. Tai... Raiščiai visi ir pėda. Jo, tai vat būtent dėl to norėjau, kad tengi mama daugiau aišku. Taip, davai nueik. Bet sakau, bet taip ir ten nuėjau porą kartų ir tom ir pasibaigė. Sunku spėti. Supratau. Tai labai labai dėkoju Jums už pokalbį. Ačiū. Labai malonu, kad atvykot. Ačiū, kad draugiškai pasibendravom. Kviečiu Jūs žiūrėti. Ir kviečiu aš kviečiu ir Jogailę, ir Emiliją. Ir labai norėtume sulaukti komentarų. Galite juos užduoti tiek merginom, perduosim, atrašysit gal pačios, ar ne? Smagu būtų. Ar kažkokių pastebėjimų, kviečiame paspausti ir laiką, ką galbūt ne visada visi darom, bet taip tikrai galėtumėte prisidėti prie mūsų šitų organizuojamų pokalbių ir veiklų apie sportuojančius studentus. Tai ačiū ir iki. Ačiū, iki. Ačiū visą. O Jėzus, tu važiuosi. Aš pastrauksiu.